Pats būdamas aplinkos inžinerijos doktorantūros studentas gerai suprantu, kokias pasiekmes gali sukelti klimato krizė ir kitos aplinkosauginės problemos, tačiau matau, kad žmonės visuomenė yra nepakankamai informuoti ir nepakankamai gerai supranta šiuos iššūkius. Todėl savo indėlį matyčiau prisidedant prie visuomenės švietimo šiais klausimais ir pateikiant pavyzdžius, kaip paprasti kasdieniai sprendimai, renkantis tam tikrą transportos priemonės, perkant ar atsisakant vienų gaminių, taip pat tvarkant atliekas, gali nulemti galutinį poveikį aplinkai. Manau, kad panašaus tipo renginiai prisideda prie tam tikrų atskirų grupių informavimo. Šiuo atveju, dirbant su jaunimu, galima parinkti temas, kurios jiems atrodo aktualesnės, pavyzdžius, kuriais jie patys galėtų remtis ir vėliau pritaikyti juos savo gyvenimuose. Climate change is a very, very real problem right now. I can feel that winters are not like as they were before when I came to Lithuania. So it's definitely climate change. It's not just another thing. And I'm coming from Pakistan, so the temperature goes up to like 55 degrees in summers. It's like scorching heat, and the winter has been like almost eliminated. So as an individuals, regardless of which country you are living in, it's very important for each and everybody to understand the gravity of the situation that we are living in. What we do today is gonna define the world, what's gonna happen tomorrow to our upcoming generations. Maybe we will survive something, but in the coming generations, they're not gonna survive what's gonna happen if we continue to live the way we are living, using fossil fuel to burn for energy and stuff like that. What we can do as an individual is, I think, the first of all is to understand. And once you have understood the gravity of the situation, then you should approach other people, talk about it in your friends, among your friends when you're just sitting, so they also understand what's going on. Because when you understand the situation, then you can do something in your own capacity. In my capacity, since I am a journalist, so what I can do in my capacity is I reach out to people who have genuine solutions, who are helping communities from different sources, who are coming up with solutions for floods, how to counter floods. So like steps or initiatives like, just for transition, they are very helpful. If you have some like a proper program, then definitely it can, it can boost a small initiative into a very big solution. So yeah. In my point of view, climate change is something that we are all prone to based on our current dispensation. Now, for me, I would actually advocate for a change, as far as we talking about it, because most people do not know about this. Today's news in Lithuania, it popped out that yes, climate change has pushed winters out of Lithuania, and I experienced winters, but this current time it's not that. So I believe that we advocating about these things, people will then get to know more about it and the consequences it has on, if not our generation, the generation that's to come. It is important that we need to have seminars, workshops, talking about this, because a move from this fossil fuel to electric cars, electrical bikes, yes, it's going to help. Labas, Artūrai. Sveika, Rita. Gal galėtum man šiandien papasakoti apie klimato kaitą? Žinoma, klimato kaita yra išties aktualus dalykas, ypatingai šiais laikais. Ir žmogaus sukelta klimato kaita atnešė daugybę padarinių visam pasauliui ir ypatingai su tuo susiduria Europos Sąjunga. Patirime daugybę sausrų, potvynių ir kitų stichinių nelaimių. Visa tai yra klimato kaitos sukelti padariniai. Ir mums būtina su to kovoti. O gal galėtum pasakyti, kas yra teisingas perėjimas? Teisingas perėjimas yra toksai sukurtas ES mechanizmas, įrankis, kuriuo siekiama, jog perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimo arba prie mažai CO2 sukuriančios pramonės būtų teisingas tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu. Todėl mums svarbu labai užtikrinti, kad žmonės, kurie galbūt praras darbus, kai mes pereisime prie atsinaujinančios energetikos, žmonės, kurie galbūt patirs nelygybę, kad viso to būtų išvengta. Ir
teisingą perėjimo mechanizmą svarbu integruoti į mūsų kasdienius politinius reikalus, į kasdienius ekonomikos reikalus. Artūrai, o gal galėtum pasakyti, kaip supažindinti kitus žmonės su teisingo perėjimo konceptu? Manau, tai iš tiesų yra labai svarbu ir kaip tik prieš porą mėnesių čia Kaune mes turėjome tokį renginį. Galbūt galėtum pasidalinti savo įžvalgomis iš jo? Taip, labai gerai, kad priminėjai apie šį renginį. Iš tikrųjų, Kauno technologijos universitetas suorganizavo renginį jaunimui, būtent supažindinti juos su tvaraus perėjimo konceptu, su klimato kaitos problematika ir kitomis aktualiomis temomis. Ir iš tikrųjų renginio pranešėjai pristatė gerasias praktikas, kaip jauni žmonės gali įsitraukti į tvarius įpročius ir prisidėti prie tvarios ateities. Kiekvienas iš dalyvių galėjo pasirinkti skirtingas kūrybinės dirbtuvės, kuriuose jie norėjo dalyvauti. Ir kūrybinėse dirbtuvėse buvo pateiktos skirtingos problemos, aktualios šiai dienai. Ir dalyviai turėjo sugalvoti, pateikti idėjas, kaip būtų galima išspręsti tas problemas. What do you think? Why it is important to involve young people? I think we have to think about upcoming generation. I think young people they are more energetic, they are more aware, they are more accustomed to social media, and they're really active. And they are part of large institutions like universities or schools where they are connected with other people, with other friends. So when it comes to this idea, just transition, when it comes to spreading this idea, this population is, I think, the most relevant population where we can start with. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Artūras. Thank you, Save. Thank you. Okay, so, bye-bye.